patikrinti ikiteisminį tyrimą ir ar viskas ten tvarkoje. Kodėl ne visi? Kodėl šitas išskirtusi? Gana dažnai tokia praktika yra atliekama. Prokurore, o kaip apskritai vertinate patie darbą, kai dažnai yra suėmimai skambus, o po to dažniausiai baigėsi niekuo? Nežinau, reikėtų kalbėti apie konkrečius pavyzdžius. Aš dėl Vito Matuzo norėjau paklausti pavyzdžių. Taip, dėl Matuzo dabar kaip ir nejuda tenais niekas. Kaip matot perspektyvą būtent dėl jo bylos? Atliekamas ikiteisminis tyrimas ir perspektyvos reikia palaukti. Bet ir generalinė prokuratūra atrodo normalu, kad tiek ilgai nėra jokio judesio byloje. Iš kurių žinoma, kad netliekama nieko ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminis tyrimas vyksta. Praneštume, tai žinotume. Tai prokuroras sprendžia, kiek gali jisai pagarsinti ikiteisminio tyrimo eigą. O kaip dėl Paleckio kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl fronto, jo veiklos, kaip vertinimas? Visus pareiškimus nagrinėjam įstatymo nustatytą tvarką ir atsakom pareiškėjais. Dėl Venckienės dar norėjau patikslinti dėl to kito tyrimo, tai reiškia, kad jeigu norėtumėt pateikti tarimus, vėl turėtumėt prašyti kitoj byloje, ar ne? Jeigu prokurorai kreipsis dėl imuniteto panaikinimo ir jeigu toks kreipimasis bus pagristas, tai netmetama tokia galimybė. Bet anksti apie tai kalbėti. Ir dar vis tik dėl to dėl bylos tyrimo jūs generalinė prokuratūra Panevėžio paprašėt. Ar tai dažnas vis tik yra reiškinys, ar dažnai jūs tokių bylų paprašot patikrinti? Tai sakau, aukštesnio prokuroro savarankiškas sprendimas. Tik tai noriu vieną dalyką akcentuoti, kaip kartais eskaluojama, kad tai trukdys ikiteisminio tyrimo atlikimui. Šiuo metu, kai asmuo suimtas, kai reikia ypač spartaus ikiteisminio tyrimo atlikimo, tai viskas organizuojama taip, kad tas ikiteisminis tyrimas nebūtų sutrukdytas. Ir tikrai, kaip sakant, tai neužvilkins ikiteisminio tyrimo atlikimo. Patikrinimas organizuojamas tokiu būdu, kad netrukdyt Panevėžio pareigūnams dirbti.